Važiuojant iš Vokietijos į Lietuvą sustojom pernakvoti Lenkijoje, Lodz mieste. Lodz nors ir nėra dažnai, nepastebima tarp didžiųjų Lenkijos miestų, bet turi savo ypatingą žavesį, ypač ankstyvą rytą. Išėjau pabėgioti, 6-7 ryte miestas gan tuščias, kažkas po savaitgalio dar ir nenuvėjęs miegot, bet kai miestas miega, gatvės būna tokios tylios ir ramybė apgaubtos, pirmieji saulės spinduliai apšviečia senovinius pastatus, kurie dabar tapo meno galerijomis ir kavinėmis, kaip matot, Pietrovska, tai tiesiog visa gatvė nuostabių pastatų atrodo, kad kaip muziejai. Žodžiu, jos kaip ir galerija ir kavinės, šviežiai kvepiantis rytinis oras, tyli šviesa ir tuščios alėjos sukuria unikalų, beveik magišką atmosferą, ko aš esu labai nustebintas. Ir nesitikėjau, kad Lodz miestas toks gražus. Ankstyvą rytą galima pamatyti tuos tikruosius Lodz perlus, mažus jaukius skverus, senus parkus ir istorinės vietas, kur laikas tarsi sustoja. Tai momentai, kai miestas atskleidžia savo ramų, nesudrumstą grožį tikrai, kurio neįmanoma net ir pajausti vidurdienį turbūt, bet man labai patiko bėgti Lodz miestu anksti ryte. Paukščiukų kakų, bet va toks vaizdas. 5 minutės iki centro. Lenkiški skanumynai. Nereikia. Nu, kavytės. Čin-čin. Ne? Kavytės, čin-čin, mamai.